Tarpukario Kaunas buvo hedonizmo vienaragis, o šito nuodėmių startuolių židinys buvo gatvė netrukus sulaukusi unikalaus pavadinimo. Bordeliai, prostitučių pasai, visuomeniai pavojų keliančios lytinės lygos, korupcija, kyšiai, įvairiausio plauko klientai ir istorijos paraštėse likusios moterys. Šiandien, mėly žiūrovai, aš jums papasakosiu apie žymėją Kauno nuodėmių gatvę. Sveiki, mėly žiūrovai, sveiki atvykę į naują Nedo kabineto epizodą. Nedo kabinetas yra laida, kur aš kutenu savo istorinę meilę autizmui, autistinę meilę istorijai. Sveiki atvykę į Nedo kabinetą. Tai yra laida, kurioje apžvelgiu tam tikrus istorinius įvykius. Žiūrėkit, aš pasakysiu jums nuoširdžiai. Aš toks esu truputį autistukas. Mane domina istorija, bet tuo pačiu metu manęs nedomina tiek, kad aš jums pasakočiau kaip nuoširdus ir geras istorijos mokytojas ar dėstytojas. Aš labiau bičiulis, kuris jums juokingai papasakos apie įvykį kokį nors, kurį gal jūs ir girdėjote, bet štai paslepinkite, komiškai girdėdami apie jį antrą kartą. Važiuojam, žiūrim, kaip mums gaunasi karočią ir tiek karočią. Važiuojam. 1918 m. vasario 16 aktą pasirašė 20 žmonių. Dauguma jų ne tik pasirašė, bet paskui tapo tais, kurie bandė sukurti valstybę nuo nulio. Prezidentai, savivaldos lyderiai, teisininkai. Kai mes galvojame apie juos, įsivaizduojame tautos žiburius su standžiom apykakliam ir frakais, žvelgiančius į šviesią ateitį. Ir jie tikrai ją žiūrėjo. Bet kol jie statė valdžios rūmus ir teismus, paralelinis Kaunas jau seniai buvo pradėjęs statyti kiek kitokią infrastruktūrą. Ir statė jie ten, kur idealai užsilenkė per pirmą naktinį susidūrimą su realybė. Kaunas tuo metu nebuvo pasiruošęs tapti sostinę. Tai buvo karinis miestas su tvirtove. Paklauskite savęs, kas atvyksta į karinių įgulų miestą? Apklausa atsako, dinga, 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 jauni vieniši vyrai. Tūkstančiai jų. Miestas patyrė butų krizę su perpildytais kambariais ir mokyklomis dirbančiomis keliomis pamainomis vienu metu. Naujoji valstybė paveldėjo carinės Rusijos įstatymus, kurie prostituciją legalizavo kaip reguliuojamą blogį. Čia toks nematau ir širdies neskauda, bet jeigu matau, bent jau tiksliai žinau, kas pas mane su širdim blogai. Tai nėra kažkas neįtikėtino, nes legali prostitucija buvo didžioji dalyje Europos. Netgi tradiciniai. Konservatyviojoje, oi ne, atsitūpk ir pakosėk Lenkijoje. Sistema rėmėsi idėja, kad geriau, kadaise nusikalstamą veiką, turėti ir prižiūrėti, neįstumti į pogrindį. Moteris buvo surašomos į sąrašus ir privalėjo tikrintis 2 kartus per savaitę. Buvo taisyklės, kur ir kaip buvo galima užsiimti prostituciją. Toks tam tikras sąrašėlis, if you may. Ir kaip tą prostituciją buvo galima reklamuoti. Pavyzdžiui, oficialiai prostitutės negalėjo vaikščioti kartu, negalėjo išeiti su bendradarbėm pasivaikščioti, negalėjo sėdėti teatre parterius, kas šiaip yra visai keista, jūs įsivaizduokit, jūs ateinat į teatrą, pasiėmęs prostitutę savo, kaip normalus dirbantis Lietuvos pilietis, jūs ateinat ir jums prie rūbinės sako, negalima jums, su prostitutė mes nei vidų neįleidžiam, ir jūs taip rodo jūsų kalinius, duokit šitus galim pakabinti, ir tada rodo taip į jūsų prostitutę, sako, ir šito galim kiaunę pakabinti, nu, tai gerai, paimkit abi, po teatro išeini, pasiėmi ir... Eini, nežinau, Hesburgerį, kur eidavo tais laikais. Aišku, aš dar norėjau paminėti, kad šiandien apsirengęs esu kaip savadautojas, ne dėl to, kad pas mane toks garderobas nuoširdžiai. Tiesiog Nedo kabinetų metu aš noriu apsirengti temą. Apsirengti ir apsistatyti savo kambarį temą. Mano kambarys gali būti apstatytas, kaip nori, pažiūrėkit. Čia montuotojai dabar užkrovau šitą. Taip pat prostitutėms buvo draudžiama viename bute gyventi daugiau nei 2 darbuotojams. Buvo iš tiesų rajonų, pavyzdžiui, kur prostitutėm būdavo negalima gyventi. Šiais laikais, pavyzdžiui, Santariškėse, nemanau, kad įleistų. Su dirbančio moterim vienintelės galėjęs gyventi vyras, tai buvo jų šeimininkės vyras. Apie tas moteris, kurias vadinu šeimininkėm, dar mes aptarsim. Prostitutėms taip pat buvo būtina pranešti, jeigu pasikeitė jų adresas ir buvo neleidžiama dirbti menstruacijų ar nėštumo metu. Tai tokie, kaip ir pas mus Sodroj, žinai, jeigu pasikeitė numeris, parašykit. Sukūrus valstybę, miesto valdžia neturėjo laiko kurti naujų sistemų, todėl jos atsakas buvo ne draudimas, o administravimas. KKK – tai ne rasistinė organizacija, o kietų kurvų katalogas. Čia aš noriu padaryti mažą sustojimą, bet svarbu, aišku, laidos metu aš dažnai vartosiu žodį kurva, kuris yra labiau komedinis ištiktukas, o ne kreipinys ar būdvardis, iš tikrųjų pakankamai skaudų likimą kenčiančiams moteriams. Tai aš suprantu, kad čia yra gana sunki tema ir istorijoje mes turim daug tokių visai sunkių temų, bet kažkaip reikia bandyti ieškoti humoro, žinai, ir jeigu būna žmonės rašo, kaip galima čia bandyti juokauti, kažkaip reikia gyventi su savim ir su savo visom šitom negandom, blėt. Kažkaip reikia stengtis išžvelgti humoro. Bet aš nusprendžiau, kad už kiekvieną bajerį su žodžiu kurva gausiu laidos gale po žuvį. Tai startuojam skaičiuoti, čia uždėkit dabar jau vieną tokį. Ting!
Taigi, buvo įdiegtos geltonosios knygelės, prostitučių pasai, kurios turėjo visos legaliai savo kūno priekybą norėjusius užsimti moteris. Jame žmogus buvo aprašytas kaip gyvūnas zoologijos sode, iš esmės buvo tiesiog žmogaus būdo bruožai. Buvo ūgis, svoris, plaukų spalva, ypatingi kokie nors ženklai arba ypatingi būdo bruožai. Moteris atiduoda savo tikrąjį pasą ir gauna atgal tokį. Tai buvo būdas lengviau sekti ir kontroliuoti, versti tikrintis, taip neleidžiant grįžti į visuomenę, nes be paso negali dirbti. Negali pabėgti, negali išnykti iš sistemos. Šiaip čia yra labai prasti mainai. Tu man duodi savo pasą, aš tau duodu naują pasą, kur parašyta, kad tu ryža ir sergi. Ne kažką, ne kažką. Oficialiai Kaune dirba nuo 200 iki 250 moterų. Dar 1000 neoficialių darbuotojų. Dabar vėl žiūrėkit. Oficialiai, neoficialiai. Nu čia toks irgi. Labą dieną, jums geriau grinais ar kortelė? Nu tai žinai, kaip čia klausit, tai iš kur jie žino, kiek yra neoficialiai. Bet neoficialiai buvo daug kartų daugiau negu oficialiai. Žinokit šitą. Sistema buvo labai spraguota. Ir nors ant popieriaus reguliavimas turėjo padėti, jis darė tik daugiau žalos. Geltonoji knygelė nepadėjo, o darydavo tik daugiau žalos, nes moteris nenorėjo dirbti oficialiai. Tais laikais nebuvo to tokio šių laikų, kad OnlyFans, oh girl, go get that bag ir parduok savo kūną ir būk, nežinau, turtinga ir sėkminga moteris. Būti prostitute tais laikais būdavo didžiausia negarbė, kokią gali moteris turėti. Ir dažnai taip moteris būdavo išstumiamas iš visuomenės visiškai pilnai ir negalėdavo grįžti visiškai. Na, o tos moteris, kurios turėdavo tas knygeles, jos dažnai mokėdavo kyšius jas apžiūrinčiam medikam, nes neigiamos pažymos gavimas reikšdavo, kad tu nebegali dirbti absoliučiai. Kuriama apsaugojimo sistema ir priežiūros sistema iš esmės tampa dar vienu iššūkiu ir taip žiauriai sudėtinga gyvenimą gyvenančią moterim. Daug informacijos apie moterų istorijas aš radau knygoje, kurią parašė žurnalistas Juozas Kazys Beleckas, pavadinimu Nuodėmių gatvė. Rašydamas knygą pasakojimų žurnalistas rinko iš pirmiausių įmanomų šaltinių ir pats arčiausiai priartėjo prie to gyvenimo, kiek tik įmanoma. Jis kalbino prostitutės, šeimininkės ir pareigūnus. Jis pats miegojo po prostitučių lovom, kol jos dirbdavo. Čia yra crazy žiauriai. Aš manau, kad čia yra arčiausiai mūsų laikų Orijaus Gasanovo. Ką mes turim senais tarpukariu. Žiūrėkit, dabar gal mažiau žinoma, bet kai buvo išleista, ta knyga savo populiarumu varžėsi su Altorių šešėlį. Jinai tiek buvo sėkminga. Tiražų buvo išleista belekiek, visi skaitė, žiūrėjo. Nu čia yra tų laikų gosipas, žinai, tai ateini tipo, skaitai kas kūrų, aik tu, tai laima kūrų. Aišku, aš puikiai suprantu, kodėl mes neskaitome šitos knygos mokyklose. Iš esmės visos tos istorijos yra labai liūdnos ir nėra tos tokios prostitucijos romantikos, kurią gal matome filmuose, kur neva moteris, jinai labai tokia free su savo kūnu ir jinai pati nori to ir jai tipo zajebys. Beveik visos istorijos prasideda merginoms po truputį netenkant savo priklausomybės. Štai viena iš tų istorijų. Jauna mergina atvyksta į miestą dirbti tarnaitę. Darbe patraukia kokio nors dvarininko dėmesį, dvarininko akį. Nieko nelaukius, tarp jų užsimezga romanas. Tada mergina pastoja, sužino namų šeimininkę arba užpavydi, pavyzdžiui, ponę to vyro ir tada mergina yra išmetama iš darbo. Tada jinai yra pasmerkiama visuomenės, kadangi jinai turi bent kartą vaiką ir jai nelieka nieko kito, kaip dirbti tik vienintelį likusį darbą. Seniausia profesija istorijoje. Ši socialinė atskirtis ir mintis, kad mergina jau yra pasiruošusi parduoti savo kūną, buvo priežastis, kodėl anksčiau ar vėliau visos jos patekdavo pas šeimininkės. Don. Šeimininkės buvo moteris, kurios rūpindavosi savo merginom ir vadovaudavo bordeliams. Jos derindavo klientus, mokėdavo kyšius policijai. Tai dažniausiai būdavo pačios kadaise prostitutėmis dirbusios moteris. Kas yra įdomu, nes vadinas kažkokiais karjeros laiptais galima lipti šitoj profesijai. Tai dažniausiai būdavo pačios kadaise prostitutėmis dirbusios moteris, kurios iš savo merginų už viską imdavo pinigus. Dažnai jaunos moteris prasiskolindavo šeimininkėms ir likdavo dirbti bei gyventi pas jas, bandydamos tą skolą atiduoti. Nors joms būdavo suteikiamas būstas, maistas, drabužiai, bet už viską tekdavo mokėti. Skola augdavo eksponentiškai. Už patalpas, už apsaugą, už sutvarkytus dokumentus, už alkoholį, už svaigalus, už procentą, už atvestus klientus. Mergina tapdavo ne darbuotoja, o šeimininkės nuosavybė. Visos jos pajamos eidavo skolai gražinti, kuri niekada nebūdavo išmokama. Tai buvo šiuolaikinė vergyja, literaliai šiuolaikinė vergyja. Darbuotojos dažnai patirdavo smurtą, bet ne iš atsitiktinių klientų, o iš tų pačių šeimininkių ar tarpininkų, kurie neva turėjo jas apsaugoti. Naktinis Kaunas griežtai susiskirstė į skirtingus sluoksnius. Viršūnėje buvo
turtuolių ir kilmingųjų meilužės. Jos turėdavo vieną ar du rėmėjus, gyvendavo atskirai ir lankydavosi privačiuose aukštuomenės vakarėliuose. Kaip iš Aleksandro Diuma sūnaus romano apie prabangų kurtizanės gyvenimą ir jo kainą. Tokia, blėts, ponia. Taip pat noriu pabrėžti. Labai yra puikus žodis kurtizanė. Aš kiekvieną dieną išmokstu kažko naujo. Kurtizanė yra vidurinių amžių ir vėlesnių laikų turtingo aukštuomenės nario meilužė. Tai mūsų laikam gal netinka, bet aš dabar irgi sakysiu ne kurva, ne kurva, o kurtizanė. Puikiai visiems suprantamas konceptas. Ir dabar mes turim tokių moterų. Aš jas Instagram'e matau tokias, kur. Antra kategorija – viešbučių moteris. Tai būdavo aptarnaujantis personalas. Čia kalbama apie vietas, kur seksualinės paslaugos buvo teikiamos neakivaizdžiai. Pavyzdžiui, Lozanoje buvo toks žymus viešbutis prie Kauno geležinkelio stoties. Ten oficialiai įdarbintos moteris buvo kaip kambarinės, pavyzdžiui, arba valytojos, padavėjos. Nors iš tikrųjų, tos moteris užsiminėdavo prostituciją. Ir tokių vietų buvo labai daug. Buvo normalu, kad dirba kavinė ar parduotuvė, kuri neturi klientų. Bet viduje nuolat neva dirba 5 ar 6 padavėjos ar pardavėjos. Toj pačioj Belecko knygoje yra aprašomi pokalbiai, kur merginos pasakoja, kaip prostitutės ima juokas, kai pas jas į parduotuvę įeina nieko nenutakintis, pavyzdžiui, kokie nors darbininkai ar studentai apsiperka ir išeina. Net nesupratę, kur ką tik buvo. Prieina tokia, ką pirksit, labą dieną, jum gal vištienos krūtinėlę? Ko jūs žvengiat, nieko šiaip. Aš dabar iš tikrųjų suprantu, ką reiškia posakis išėjo į parduotuvę ir negrįžo. Seniau būdavo dėl ko. Leidžiantis lygiai žemiau, mes turime gatvės prostituciją. Tai tokios moteris yra vadinamos žvakidėm, nes stovėdavo tamsioje gatvėje ir būdavo apšviestos gatvės žibintų. Tai, manau, visai gerai įsivaizduojamas, matytas vaizdas per filmus, arba jeigu gyvenat Vilniuje aplink stotį, tiesiog puikiai pažįstamas variantas. Aš prisimenu pirmą kartą, kai išvydau Plaštakę. Aš atsimenu prie Red Light išėjau iš netoli Halės turgaus. Aš visuomet įsivaizdavau, kad visos prostitutės atrodo kaip Julia Roberts gražioj moteriai. Tokios tipo, žinai? Bet tada man teko pamatyti pirmą kartą, kaip atrodo tokia moteris. Jos visada atrodo kaip moteris, kuri visą laiką laukia autobuso. Laukia autobuso, kuris niekada neatvažiuoja. Senyva, įdegus, ranką trėmusi į klubą, trumpais plaukais, rožinius kroksus padėlkinius įpisus ir baigianti rūkti cigariuką rankoje tarp pirštų laikantį. Nemuno gatvėje buvo daugiausiai viešai ir lengvai prieinamų bordelių arba taip vadinamų šliuchinėlių. Aš visuomet juos įsivaizduodavau kaip iš Game of Thrones. Rožiniai stiklai, kvepalai, šilkiniai patalai. Net pavadinimas iš tikrųjų labai blogai nuteikia. Duobės. Seniai. Duobės. Beleckas nelabai smagiai aprašo duobės. Kieme stovi mažas medinis namelis, žemais langais, prieangiai, jau seniai kiemo lygio. Tik įėjus tave pasitinka šeimininkė, su kuria būna viskas derinama. Šeimininkė vadinama yra tokia kaip kurvų čarė. Vėl kurvo pasakiau. Peding. Čia kurtizanė netinka, aišku, jeigu tu duobėjai dirbi. Gerai, pridėkit prie vieno mano žuvų counterio. Praėjęs pro šeimininkę patenki į skirstimo punktą, po kurio įeini į dar mažesnį kambarėlį. Jis galėjo būti perskirtas lentom arba tik antklodėm, o kartais ir visai neatskirtas. Baldai tik būtiniausi – lova, stalelis daiktams, kėdė, praustuvė ir kelios vinys paltam. Apšvietimas būdavo labai blausus. Viduje sienos dekoruotos laikraščiais, atvirukais ar plakatais, norint sukelti gyvenamosios patalpos iliuziją. Iš tikrųjų, niekas ten negyvendavo. Dažnai buvo jaučiamas puvėsio ar pelėsio kvapas, arba toks raugo kvapas. Toks kvapas susidarydavo dėl drėgmės, prastos ventiliacijos, nešvarių rūbų ir dar nešvaresnių klientų. Alkoholio ir, žinoma, pigios dezinfekcijos. Kai mes kalbam apie prostituciją, noriu pabrėžti, kad iš kur ten ta drėgmė? Iš kur ten? Paklauskit savęs. Jūs kartais paklausėt savęs klausimų, iš kur ten ta drėgmė? Dieve tu mano. Aš tai suprantu, iš kur pas mane drėgmė, aš prakaituoju dėl to, kad apsirengęs esu kaip... Bet kaip sakoma, žinai, kokia tema toks yra, tokia yra apranga, aš įsivaizduoju, va taip šeimininkė atrodančią, ateininai į pisus, auksinių grandinių, tai va sėdi karočiui. O ką tu? Norėsi ar nenorėsi, sakykai. Šiaip paspauskit, parašykit komentarų, kaip jums šitas mano outfitas, ar gražus. Klausiu, nusipirkau naują kepurę, klausiu, ar graži. Negraži. Jeigu žinot, iš kur šitas referencas, irgi parašykit. Žodžiu, skaitai tą knygą ir aš, pavyzdžiui, kiek skaičiau, tu skaitai apie tuos visus aprašymus, apie viską, ir aš matau, seniai, aš užuodžiu tą kvapą, tai man labai suvimdo raidės kartais. Tiesiog ant tiek nemėgstu aš.
Kaip vykdavo pats procesas į atvykimą į tas duobes, tai daug žmonių aišku apie jas žinodavo, bet pačiose gatvėse stovėdavo tam tikri tarpininkai arba pačios šeimininkės, kurios kalbindavo ir kviesdavo klientus į vidų. Šiaip labai panašiai kaip Vilniaus gatvėje kviečia į stripakus, jeigu esate kad nors praėję, prieina, sako, bernių, gal nori iššūkį, nežinau, kodėl gruzinas kviečia, taip pat, žinai. Suintriguotas klientas tada būdavo nuvedamas į duobę, kur būdavo spaudžiamas greičiau nusipirkti paslaugą ir neišeiti tuščiom. Nu viskas ant spaudimo, ant streso, žodžiu, tiesiog nori pasirūpinti, kad tu pasimtum. Paslauga dažniausiai būdavo trumpa, be jokio žaidimo, saugumo ar higienos. Įdomus tas, kad aukštesniuose, pavyzdžiui, lygiuose esančios tos prostitutės, tai jos, jos bando apgauti dar, kad tu painas, žinai. O čia, sen, žakt, makt ir varai. Viskas, sen, nieko nebūdavo, jokių čia. Pačios darbuotojos beveik niekada nematydavo pinigų. Beveik viskas keliaudavo tarpininkam už apsaugą, lovą, alkoholį ar senas skolas. Čia, ką ir minėjom prieš tai, čia iš tikrųjų yra užburtas ratas toks, kur tave įtraukia ir labai sunku yra iš jo išsisukti. Dauguma merginų pasakodavo, kad bando pabėgti, bet tais laikais nelabai būdavo, kur tu gali pabėgti, žinai. Jeigu bėgi, pavyzdžiui, savo gimtosius namus ar gimtąjį kaimą, ten visi žino, kad tu prostitutė, tai tave iškart nurašo ir pagalbą sulaukti yra be galo sunku. Nemuno gatvė, ta nuodėmių gatvė, apie kurią mes kalbam, tai gatvė, kur būdavo daugiausiai tų vadinamųjų šliuchinėlių, anksčiau buvo vadinama Klaipėdos vardu, bet atsiradus neigiamai reputacijai, miestas buvo spaudžiamas pakeisti pavadinimą. Tie gavo spaudimų iš žmonių, kas šiaip yra labai juokinga, kad žmonės prašo neužkirsti kelio tai veiklai, kas vyksta toje gatvėje, o paprasčiausiai pakeisti pavadinimą. Nors gal čia šiaip ir suprantama iš tikrųjų, jūs įsivaizduokit, vieną dieną jūsų vardo garbiai pavadinama gatvė, šitiek užgyvenat. Jūs vaikštot visas patenkintas, davolinas, oi čia. Bet toj gatvėje kažkodėl mistiškai pastoviai myža benamiai. Pastoviai šlapinasi benamiai. Senas geras aukso dušas ant grindinio. Aš irgi sakyčiau tada, pervadinkit gatvėje žmogaus, kuris man nepatinka. Tegul myža ant jo vardo, man nepatinka, kad mano myža. Ir miestas, patyręs labai daug spaudimo, pakeitė gatvės pavadinimą. Nes jį buvo labai arti geležinkelio ir autobusų stočių ir sulaukdavo labai daug spaudos dėmesio. Dabar aš turiu klausimą, žiūrėkit, kodėl visuose miestuose, absoliučiai kiek yra kūrėsi istorijui, aplinkui stoties rajoną, kūrėsi visas tas kratinys, darinys dalykų. Kodėl? Kodėl, pavyzdžiui, aš visą tą, kas vyksta ten, to žmonės ir tą veiklą apibūdinčiau, žinot kaip, jeigu miestas yra virtuvė, tai stotis yra tie dalykai užstrigę karočią kriauklės grotelės. Tie visi likučiai, kur pasižiūri, būn toks baig. Funa. Apie įvykius stotyjų rašė seniai. Jau 1922 metais laikraščiai rašė ne tik apie politikus, bet ir nusikaltimus ir niekšybės. Viename straipsnėje rašoma, kad balandžio 2 dieną A.Z, galimai Artūras Zuokas, atvykusiam iš Kruonio Valsčiaus į Kauną, beviešint Gardino gatvėje pas prostitutes buvo pavogta pinigų 10 000 auksinių sumai. Visos prostitutės suimtos. 10 štukų. Iš pradžių pagalvojau, kad čia milijonas šiais laikais būtų. 10 štukų aukso. Aišku, čia yra ne auksiniai, o auksinai. Auksinas buvo pereinamasis Lietuvos Respublikos laikinasis popierinis pinigas, kursavęs nuo 19 iki 22 metų. Darbo vadintas Ostmarkė. Įdomus faktas, kad auksino 100 dalis vadinosi skatiku. Tai va, skatikas ir visi tie posakiai apie skatikus yra apie šitą, kaip sakoma, vokišką Ostmarkę. Nu, va, mes taip ir dirbam, matot, nedo kabinetas. Ir kokį faktelį, ir komišką įžvalgą, ir va, sėdi visi patenkinti. Nu, va, tai va. Išskyrus Beleckas, kurio knygą aš čia dabar šiandien bučerinu. Kalbant apie valiutas, tai tais pačiais metais buvo įvestas litas. Todėl auksinių kursas labai nuvertėjo. Kai kurie istoriniai šaltiniai teigia, kad metų pradžioje vienas litas buvo vertas 175 auksinų, o metų pabaigoje jau 850. Vadinasi, vagis galėjo pavogti nuo 57 iki 12 litų priklausomai nuo kurso. Kad geriau suprastumėt, kiek tai buvo, tai už vieną litą buvo galima nusipirkti maždaug 0,15 gramo aukso. Jei vagystė siekia 57 litus, padauginę iš aukso svorio, gauname apie 8,7 gramo aukso. Šiandien tiek aukso būtų verta apie 1100 eurų. Kas šiaip pas prostitutės važiuojant, spėčiau, kad yra pakankamai daug. Ir tai nebuvo izoliuotas atvejis, tai buvo verslo modelis, pardavinėjimo seksualinės paslaugos, kurias vėliau seka vagystės ir azartiniai lošimai, taip pat nelegalus alkoholis. Viskas veikia kaip sinergiškas pramogų kompleksas. Viskas susižaidė. Kaip man lietuvių mokytis sako, 5 teiginiai, 5 karočio argumentai. Viskas turi susikibę būti karočio. Viskas klientui. Klientas visada teisus, o klientas per vakarą galėjo visus pinigus prarasti keliais skirtingais būdais. Kainos gatvėje arba viešnamyje sviravo nuo 2 iki 5 litų už vakarą.
Vidutinės klasės nuo 10 litų, o aukštos tos, kur jau kalbėjom, kur pizdėts ponia, tai nuo 30 iki 50 litų, kas visai daug. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nekvalifikuoto, pavyzdžiui, darbininko atlyginimas galėjo būti nuo 60 iki 120 litų. Pakankamai daug. O pakeitus ir suvedus tos 10 tūkstančių auksinų, tai maždaug 20 apsilankimų pas žemiausio lygio prostitutės arba plius minus 3 pas aukštos klasės. Stikliukų kainas nėra tiksliai aprašytas, bet spėjama, kad po keliasdešimt centų už stikliuką ar keli litai už visą butelį šnapso. Būdavo laikai, o dabar kiek? Finlandija 19 eurų, nieko savo. Taigi paprastas vakaras galėjo kainuoti nuo 5 litų, tai būtų 2 už naktį ir likę gėrimams. Šiandien tai būtų apie 95 eurus. Va, litas prašau, 5 litai 95 eurai. Šalčiutė buvo teisi. Brangiausias vakaras galėtų sviruoti nuo 70 iki 80 litų, kas gautus apie 1400 eurų. Priklausomai nuo to čia, ko ieškai ir kokie yra tavo norai asmeniniai. Kyla klausimas, kas lankydavos ten pas tas prostitutkas. Ir lengvas atsakymas yra visi, absoliučiai studentai, kareiviai, darbininkai. Beliackio knygoje yra užuominų apie visiems žinomų veikėjų, valdininkų ar ypatingų žmonių vardus, bet tų vardų tiksliai jisai neatskleidžia. Policijos archyvose irgi yra užuominų, kad būdavo ir pareigūnų neva, taip pat būdavo ir kultūros bohemos atstovų, įvairiausių menininkų ar artistų. Tai va tai nebūdavo tokia socialinių atskalų problema, čia nebūdavo, kad paribio žmonės rikiuodavos ten pas tas prostitutės, tai būdavo visuomenės problema, kurią kiekvienas slėpė po šviesiais, gražiais, baltais marškiniais. Šaltiniai pabrėžia, kad konkrečių asmenių identifikavimas yra labai sunkus. Spaudoje daug išliko istorijų apie kriminalinius epizodus, reidus, vagystės, besislapstančius nusikaltėlius, bet ne apie gerai žinomus klientus. Aš prašau, va čia kaip ir pas mus, kaip Epšteino failai. Visi žino, visi viską seka, bet nieks nieko nežino. Policija iš vis nieko nežino, nieks nieko nematė, nieks nieko negirdėjo. Policija kovojo, iš tikrųjų stengiasi su tuo, aktyviai kovojo su šito reiškiniu, jie vykdė reidus, bet dažnai tie reidai buvo teatralizuoti, suvaidinti. Pareigūnai būdavo, pasirodydavo, patikrindavo kelis kambarius, suimdavo kelis žmonės ir išeidavo. Dažnai tie patys pareigūnai būdavo žmonės, kurie puikiai pažįsta ir tas šeimininkės, ir tos savininkus tų bordelių. Kartais būdavo policija tos reidus darydavo tik tai tam, kad vėliau gautų didesnį kyšį. Dažnai reido metu būdavo ieškoma vagių ar nelegalaus alkoholio, o pačių moterų paimdavo vieną arba dvi. Bet policijos protokole būdavo prašoma kitaip, eilinė patikra, patikrinta, ar tai tikrai parduotuvė, apžiūrėtos visos patalpos, išrašytos baudos, visiems nusikaltėliams, žodžiu, pažiūrėjom, viskas gerai, neturim priekaištų, nusivalėm rankas ir išvažiavom valgyti barščių su batonu. Žiniasklaida tokias publikacijas spausdindavo, bet net ir netikėtiems reidams duobės būdavo pasiruošusios. Priešais duobės dažnai stovėdavo žvalgas, pasiruošęs toks ant šucherio, stovi ir žiūri. Jisai, pamatęs uniformas ar net tuos veidus, net pažįstamus kokius nors žmonės, greitai įspėdavo šeimininkę, specialių beldimų, turėdavo kodą senį, pabelsdavo arba pašvilpdavo, ar paprasčiausiai pasakydavo. Tikėtina, kad šeimininkės iš anksto žinodavo apie reidus. Nebūtinai iš pačių policininkų, bet iš miesto tokių smulkių nusikaltėlių, kurie kažką išgirsdavo, taksi vairuotojų, restorano personalo, arba šiaip kaimynų. Visi vieni kitus pažįsta. Net prasidedant draudimams, ypač po 35 metų, tokios būstinės užsimaskavo. Jos virto paprastais verslais, kuriuose būdavo per daug personalo, kaip ir kalbėjome prieš tai. Gavus įspėjimą reido metu būdavo slepiamas nelegalus alkoholis, išvaromi klientai, o moteris būdavo išvedamas į kitą vietą kuriam laikui, kad biškai, kaip sakoma, nueitų viskas. Valstybė nerimavo ne dėl moterų likimo, o dėl ligų. Sifilis buvo tikra epidemija. Šiais laikais ankstyvą sifilio formą galima išgydyti per savaitę geriant antibiotikus, man draugas sakė. Ir liga visiškai išnyksta dažniausiai be jokių padarinių. Bet tais laikais sifilis buvo gerokai baisesnis kaiminėlis. Kodėl? Pirmiausia, patys simptomai. Kieta skausminga opa lytinių organų srity, burnoj ar išengiai. Taip vadinama šankeriu. Bum! Nuo tokio pradedam. Šankeris, labas. Pasimylėjęs tuo, bam, skylė išangiai. Važiuojam, palaikom, va taip ir plečias, kaip Saurono akiskroš didėja. Tai įsivaizduokit, koks turi būti mastas, kad valdžia nacionaliniu lygiu pradeda šitą dalyką žiūrėti. Tęsiam toliau, čia nėra blogiausia. Padėjo limfmazgiai, bėrimas, karščiavimas. Tada atminties praradimas, asmenybės pokyčiai, koordinacijos sutrikimas, paralyžius, demencija. Viskas, seniai. Pusbibys ir išpus smegenis tau, tu įsivaizduoji, kaip čia žiauru yra. Nes nebūdavo antibiotikų tokių dalykų. Penicilinas buvo atrastas 1929 metais. Pirmieji eksperimentai su žmonėm pradėti daryti 41-aisiais. Tarpukariu buvo naudojamos sifilio gydymui arseninės injekcijos.
Nežinau, žinot, kas yra arsenas. Arsenas naudojamas ir šiomis dienomis, jis yra skiriamas tik tai labai sunkiom ir ūmiom vėžio stadijoms sergantiems žmonėms dėl jo nuodingumo, jo negali daug duoti. Arsenas iš tikrųjų yra vienas žymiausių nuodų žmonijos istorijų. Jeigu skaitėt kokią nors knygą apie nuodus, o man yra tekę skaityti tokią knygą, mano keisti hobiai, tai savo nuodingumu arsenas, ta prasme, vienas žymiausių nuodų ir prilygsta tokiem nuodam kaip cianidas, beladona arba neteisingas atsakymas į mergos klausimą, ar mylėtų mane, jeigu būčiau tavo geriausia draugė. Arsenas taip pat dažnai dabar naudojamas kaip medžio konservantas. 2004 metais jo naudojimas statybų pramonėje buvo uždraustas. Ant kiek čia yra, kad suprastumėm, ant kiek čia yra toksiška medžiaga, o ją mes naudojam gydyti mūsų tarpukario visuomenę, kur užsikrėtus lytiniam lygom. Taip pat buvo naudotas ūkio pramonėje kaip pesticidas, bet nuo 2013 metų buvo uždraustas dėl nuodingo poveikio žmogaus sveikatai. Jūs įsivaizduojat? Kadaise vaistas, dabar nuodas. Kaip muzika iš rytų jūsų vakarėlį. Dabar jau nebegalima viskas. Bismutas ir jodas taip pat buvo naudojami kaip papildomas gydymo užtvirtinimo priemonės. Kai kurie žmonės naudojo gyvsidabrį. Jūs primetat skystą metalą. Bet jau buvo žinoma, kad jis buvo naudingas. Ir šis būdas pradėjo nykti. Sifilis buvo tokia nesustabdoma jėga, kad žmonės žinodami, jog nuo gyvsidabrio blogai, galvodavo, nu ką žinau, pizdu, nu bandom, davai, man uždėk ant dilbių šitos skysto geležies. Koks baisus turi būti sifilis, kad mieliau tu dugnuotum gyvsidabrį. Gydymas trukdavo mėnesius, o sunkesniais atvejais dar ilgiau. Vien bismuto terapija, kuri buvo mažiau kenksminga nei arsenas, reikalavo apie 20 injekcijų kas kelias dienas. Gydymas arsenu taip pat trukdavo ilgą laiką. Bet jau ligoninėse, gydytojams nuolant prižiūrint pacientą ir mažinant arba didinant dozę, priklausomai nuo to, kokia to paciento situacija. Nors labai sunku nuspėti tokio gydymo kainą, pati trukmė reiškia, kad žmogui gyvenančiam skurde ar verčiamam šeimininkis visada dirbti, tai buvo neįmanoma. Liga buvo plačiai paplitusi tarp karių, kurie grįžę į kaimus vėliau užkrėsdavo ir savo žmonas. Ir taip tas sifilis jisai, prašienavo visą Lietuvą. Skamba kaip anekdotas iš tikrųjų, ne? Grįžta vyras iš komandiruotės, o žmonas laukia sifilis. Ir sako žmona, kas tu? Jis sako, aš pats nežinau kodėl, nes vienas iš simptomų yra atminties netekimas. Iš tikrųjų, aš šito dalyko net nesupratau, kol dabar nepradėjau šitam epizodui ruoštis apie tą sifilį žiūrėti, kas opi buvo problema pasirodo. Nes aš atsimenu, kai buvau vaikas, buvo toks anekdotų grandų šou, man atrodo, humoro grandų šou, per 3 valandas gal rodė, per TV3. Jeigu kas nors atsimenu, žiūrėk, ten buvo visi anekdotininkai. Ir aš atsimenu, kad man atrodo, Šilanskas turėjo bairį, kad parsiveda moterį namo ir jinai visą laiką sako, kaip sakėt. Ir jisai sako, labas, tu graži, gal tu nori su manim pašokt. Ir jinai sako, kaip sakėt. Ir jisai sako, pašokt, gerai, tada jau gal noriu pas mane varyt, kaip sakėt. Sakau, gal noriu pas mane varyt. Gerai, noriu. Tada grįžta pas jį namo ir sako, tai gal tu nori su manim permiegot? Ir mergina sako, kaip sakėt? Sakau, gal nori permiegot su manim? Ir sako, norėčiau. Ir tada jie atsikelia ryte ir jisai guli lovoj jau pasimylėjęs ir sako, girdi, ko tu man, kai iš tais kažko paklausiu? Jinai, tu visą ką man sakai, kaip sakėt? Ir jis sako, kaip sakėt? Sako, klausyk, žiūrki, kodėl, kai tavęs kažko paklausiu, tu man visą laiką sakai, kaip sakėt. Sako, sifilis, 3 stadija. Ir žmonės visi išmyžo, dėl to, kad tau prasideda demencija, netenki atminties ir tau keičiasi, aš dabar suprantu šitą bairį, jo. Bet aš tada galvau, kodėl čia juokinga? Kodėl, jeigu sifilis, tai tu šneki kaip ligonis? Dabar pasirodo, kad, tu pūni iš vidaus, Žodžiu, kur aš buvau? Kriesdavo, kariai grįždami savo žmonas. Biški tokį mažą siurprizėlį, štai dovanėlį supakuota tau, bantukų perrištas sifilis. Prašau, skanaus. Lietuvai čia buvo demografinė ir karinė grėsmė. Todėl ir buvo akcentuojami privalomi medicinos patikrinimai. Ta geltonoji knygelė buvo ne apsauga, o sanitarinė kortelė, leidžianti užkrėstų vienetų judėjimų. Tai iš esmės, jie buvo bandoma sustabdyti visus šitus lytinių ligų protrukius. Dabar matome straipsnius. Taip pat noriu pasikalbėti apie dar vieną, truputį nukrypstant nuo prostitucijos, noriu pasikalbėti apie dar vieną dalyką, kuris mane visai suintrigavo. Dabar mes matome straipsnius, pavyzdžiui, kaip pas kokaino randa pas 11 metų mergaitės mokykloje. O prieš 100 metų, aš galvoju, dar būdavo kokaino, galvoju, negali būt, kad jau tada Lietuvoje mes turėdavom šito brūdo. Mitas. Kokaino būdavo ir jis buvo puikiai prieinamas. Jis atkeliaudavo į Lietuvą 2 keliais. Pirmasis per legalų farmacijos kanalą iš Vokietijos, kaip medicininė priemonė, anestetikas. 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje kokainas buvo naudojamas kaip vietinis
anestetikas akių, nosies ir gerklės procedūrose. Kartais naudojamas buvo odontologijoje. Tuo metu Vokietija buvo viena pagrindinių farmacijos gamintojų Europoje. Antrasis kelias – tradicinė kontrabanda per Klaipėdos uostą. Knygoje Tarpukaris, nusikaltimai ir bausmės rašoma, kad kokainas buvo avantiūristų ir plevėsų pasismaginimo būdas. 1 gramas kainavo apie 15 litų. Tai buvo trečdalis geros mėnesinės algos. Tas lito kursas labai keitėsi ir nuo 18 metų iki antro pasaulinio karo pradžios 39 labai iš tikrųjų keitėsi dalykai ir kiek galėjai nusipirkti, man atrodo, to, tai ta mėnesinė alga šio video metu irgi gali keistis, čia labai priklauso nuo to, į kuriuos mes tiksliai metus žiūrim. Bet būtent toje knygoje, žodžiu, rašoma, kad tai buvo trečdalis geros mėnesinės algos. Tai nebuvo masinis reiškinys, bet jis buvo ryškus ženklas pasiturinčio tokio klasę jaučiančio naktinio gyventojo, o tokio su kurtizanėm reiškiasi. Kalbintos prostitutės ir Belecko knygoje pasakoja, kad savo dienas, kai nedirba, jos leidžia dažniausiai gerdamas ir tą baltai blogietį ragaudamos. Tai ir jų tarpe tas būdavo ir knygoje irgi rašo, kad jeigu, pavyzdžiui, ko nors nori, klausia Beleckas, kaip, pavyzdžiui, rasti ten tų narkotikų, tai jeigu sako nori, tai klaus pas mus, mes jau viską žinom. Sako, kaip žinot, pas mus visi ateina. Tai va, tuo metu dar buvo kitų populiarių narkotikų – opiumas, morfinas, heroinas, minimas ir hašišas, bet jis tuo metu nebuvo toks populiarus. Beveik visi narkotikai dėl didelės jų kainos ir mažo prieinamumo nebuvo tokie populiarūs ir vis tiek dauguma žmonių rinkosi seną gerą alkoholį. Nurimsiu, biškai prasiveduosiu, blėt, apie tas prostitutės, skaitau, žinai, išvargstu, blėt. Pačios prostitutės irgi dažniausiai gerdavo ir paklausdamas, kokius jos vartoja preparatus, tai sakydavo, kad jos renkasi silpnesnius arba paprastesnius raminamuosius, paprasčiausiai gerdavo vaistus, kad susigyventų su tą savo kasdienybę, kas vėlgi pasikartosiu, liūdnas likimas, bet mes, žinai, ką jau galim padaryti, tai tik tai kažkaip komiškai domėtis, prisiminti to ir pasikalbėti apie tai. Ir nekartot praeities klaidų istorija, manau, yra apie tai. Pagaliau paskutinis dalykas, kurį norėčiau aptarti šitam video, tai tamsiausias aspektas, tai prekyba baltosiomis vergėmis. Skamba taip pat baisiai kaip ir yra. Egzistavo tinklai, išvežantis moteris į užsienį, į Latino Ameriką, Šiaurės Afriką. Pagal Tautų sąjungos tyrimus žinomos kelios galimos destinacijos. Pietų Amerikoje tai Argentina ir Urugvajus, o Afrikoje būdavo populiarus Egiptas. Tai buvo vadinamoji prekyba baltosiomis vergėmis. Dažniausiai ji būdavo paslėpta po didžiulės emigracijos banga. Merginų dingimas būdavo pridengiamas kaip išvažiavimas į užsienį. Jos keliaudavo su netikra pavardė ar netikrų giminaičių, kurie jas lydėdavo ir vėliau perduodavo kitiems. Moterims žadėdavo lengvą darbą, o iš tikrųjų jų laukdavo nelaisvė. Tai nebuvo masinis, bet buvo sistemingas ir siaubingas reiškinys. 1935 metai, tai ir lūžis, autoritarinis režimas siekia nacionalinio švarumo ir visiškai uždraudžia prostituciją. Oficialiai pergalė, realiai katastrofa. Mes jau žinome, kaip sekasi valstybėm, kai jos bando griežtai sukontroliuoti tokį dalyką. Tai autoritarinis režimas pareiškia, kad sprendimus buvo galima priimti greičiau, bet problema niekur nedingo, ji tik labiau įlindo į šešėlį. Bordeliai neišnyko, jie evoliucionavo. Duobės mūsų prieš tai aptartos persikėlė į privačius butus, padaugėjo tų prieš tai mūsų minėtų netikrų parduotuvių, kuriuose dirbdavo po kelias pardavėjas, bet iš tikrųjų nebūdavo nei vieno kliento juose. Padaugėdavo restoranėlių su 5 padavėjom ir 2 staliukais. Sistema tapo nematomesnė, bet pavojingesnė moterims, nes jos neturėjo netgi tos teorinės valstybės apsaugos. Mes mėgstam galvoti, kad tarpukaris buvo romantika, kad ten gyveno šviesūs idealistai, kurie statė valstybę. Ir jie tikrai statė, bet šalia jų, tose pačiose gatvėse, gyveno moteris, kurios neturėjo nei balsų, nei pavardžių, nei vilties. Tik geltonas knygeles ir skolas, kurių niekada neišsimokės. Beje, kiek žuvų ten? 3, man atrodo. Gerai, viskas. Baigės video pagaliau. Video eina į pabaigą. Labai ilgai aš jau japinau, lelekinau. Tiek laiko prabėgo, kad man reikėjo grąžinti mano savadautojo kostiumą. Niekas nėra nemokama šiais laikais. O ta linksma gaida, kadangi niekas nėra nemokama, šitas turinys šiaip yra nemokamas. Bet aš labai norėčiau visus pakviesti į savo Patreon platformą. Taip, po 4 metų komedijų, ar kiek aš čia bandau, susikūriau pagaliau savo Patreoną ir galiu pasakyti tiek, kad aš jums nesidėsiu ir nepardavinėsiu kažkokio gyvačio aliejaus. Tai, tiesiog tai yra būdas jums mane paremti. Jeigu jums patinka mano kūryba, yra keli skirtingi tierai, kuriuose gausite skirtingų, atributų, gausite papildomą turinio, gausite anksčiau turinį šiek tiek išvysti. Vis tiek, jeigu jau, kaip sakoma, prašai to pinigėlio, tai negali jau neduoti visiškai jokio turinio ar naudos.
Tai va, tai jeigu jums įdomu, pasiskaitykite Patreon'e, ką galite gauti iš manęs, man duodami. Na ir labai dėkoju jums, kad žiūrėjote šį video, būtinai palaikinkite šitą video. Jeigu galite, parašykit kokį nors komentarą, bet kokį komentarą, algoritmui, ar tai būtų kokio nors kito video pasiūlymas, ar kas nors, kas jums nepatiko, ar įžeidimas galbūt, ar gal jums į akis krito tas spuogas, kur buvo man visą laiką ant veido. Dabar nauji spuogai, galbūt čia net ne ta pati diena. Bet ačiū jums labai, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Ate.